Labas rytas, draugai. Šiandien pakalbėsiu apie blokelių mūrimą. Kas mane stebit socialinės tinkluose, Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, matėt, kad pradėjom mūryti sieną ten, kur išliejame žiedą. Visus video matėt YouTube'e apie žiedo liejimą. Tai dabar šitas video YouTube'e bus apie pirmą eilę mūro. Tai papasakosiu plačiau ir parodysiu, kaip mes mūrijam pirmą eilę. Nes tai yra svarbiausia detalė. Svarbiausias, kaip čia pasakyti, kai tu pradedi mūryti namą ar priestatą ar kažką sieną, svarbiausia yra pasimūryti tvarkingai pirmą eilę. Pirmą eilę visada yra mūrijama ant mūro mišinio. Mūsų atveju Arko M24, po to mūrysim visas kitas ant klijų eilės. Tai kodėl pirmą eilę reikia mūryti, kas nežinot, papasakosiu. Pirmą eilę reikia mūryti ant mūro mišinio, todėl, kad jeigu netyčia jūsų pamatas nėra lygus, kaip pavyzdžiui centimetras paklaida, tai pirmą eilę rekomenduoju visą laiką mūryti, pavyzdžiui, kokius 2-3 centimetrus su mūro mišiniu. Taip mes išsilyginam pirmą eilę idealiai. Patariu, kuo atidžiau žiūrėkit pirmą eilę. Kodėl? Suprasit, kaip mūrysit 2, 3, 4, 5 eilę. Mūsų atveju tai reikės pamūryti apie 20 eilių, nes apie 4 metrus bus siena, ant kurios statysim stogą. Tai įsivaizduokit, jeigu aš pirmą eilę susimaunu, antrą eilę, kodėl aš nebeišeina sutvarkyti, todėl, kad ant klijų nebeįmanoma beveik išlyginti. Jeigu daug nuklysit su pirmą eilę, tai su 2, 3, 4 eilę ten beveik nieką neis išlyginti. Todėl, kad blokelių klijai, ypač Arko M24, įsivaizduokit, kiek blokėlis svertina, apie 20 kg, jį padedi, iš tų klijų nieko nebeliek ir jau daugiau į visas pusės su gulščiuku beveik neina išlyginti. Neina todėl, kad klijai susitraiško ir visiškai beveik neįmanoma išlyginti. Galima, būna tokie dalykai, kadangi aš stačiau savo garažą, savo namą, tai galima nebent po to šauti, jeigu labai nukrivaliavot, kokią 5-6 eilę vėl galima mūryti ant mūro mišinio, taip išlyginsit vėl pagrindą ir tada vėl varysit. Tai sakau, pirmą eilę mes irgi mūrijom 2 pusdienius, įsivaizduokit, 18 eurų metrų vieną sieną, 2 pusdienius aš mūrijau. Tai aš mūrijau, o pagalbinis darbuotojas man padavinėjo ten košę ir blokelius. O po to jau ėjo į dieną po 3, po 4 eilės pasimūryti. Aišku, pas mum yra visiškai toks nedėkingas objektas, nes pas mum yra didelis aukštis ten ir taip toliau. Ant stogo čia nėra žemės mūrijai. Plius pas mum iš karto buvo apie metro aukščio pamatas, žiedas, nuo kurio mes pradėjom mūryti. Tai pamūrėm porą eilių ir mum iš karto reikėjo statyti pastolius ir viskas vyksta lėčiau. Po to dar dabar yra stogas uždengtas, pafilmuosiu su stogo plėvelė, nes viskas ten skendo, tai vis dėlto teko uždengti visą stogą, nors prieš tai apie mėnesį buvo neuždengtas, nes nebuvo tokio lietaus. Tai abejojom dėl elektros, dėl visko, kad neužsidegtų, nebūtų kažkokių problemų, tai teko visą stogą padengti laikiną palapinę, kaip aš vadinu. Tai va, draugai, šitas epizodas bus būtent apie pirmą eilę. Toliau matysit, kaip mums sekas mūryti, o dar, kaip čia pasakyti, pirma eilė bus epizodas, tai dabar nežinau, ar 3 ar 4 serija iš to objekto, po to bus apie pačią sieną, nes ten viršui liesim vėl žieduką, dėsim urlotą ir po to prasidės serijos YouTube'e, kaip mes montuojam šitam įspūdingam objekte 40 cm pločio sijas ir kampuose 12 metrų LVL, kurie sveria labai daug. Žiūrėsim, kaip mes ten juos uždėsim ir tada rinksim stogo konstruktyvą. Stogo konstruktyvas tikrai bus įdomus, kad atrodo ir grybo formos, bet tame stoge bus 12 stoglangių, tai irgi bus iššūkis. Stoglangiai bus tokie nestandartiniai, ne mažiukai kaip būna, o bus didelis stoglangiai. Tai visai bus įdomu. Tai kas dar nesekat manęs, galite pasiekti mane visur, TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e, taip pat YouTube'e prenumeruokit būtinai kanalą. Visur vadinuosi Žilvinas Stogai.
Ir turim tokią situaciją ant stogo šiuo metu. Taip patenka darbuotis. Turim tokią sieną pasimūriję. O ta siena bus apie 4 metrus. Čia bus vienos duris, antras duris, ten trečias duris. Skaitykim, čia mes turim kokius čia apie metrą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metrą šiam, kokius 2 šiam, tai dar kokias 7 eilės mažiausiai mūrysis. Taip pat čia turim duris. Nu, atrodo viskas kaip ir tiesiai. Čia jau pastolis pastatytas. Opapa. Blokelių dar yra. Truputį tikiuosi užteks, 11 palečių buvau nupirkęs. Čia duris vėliau išsipjaus, čia taip šeimininkas norėjo. Ten išsidaužys, o čia išsipjaus, nes čia kai išliejom žiedą, tada tik tais buvo pergalvota, kur duris bus, tai kaip sakant, ten irgi, palaukit, jaučiu, ten irgi išsipjaus. Jo, čia irgi buvo pakeista, kai buvo išlietas žiedas, tada sakė, norime durų čia ir čia išsipjaus irgi teks visom armatūroms viskom nupjauti. Nėra tas gerai, bet ką darysi. Buvo klausimų, kodėl čia nėra juostos. Tai čia ne pamatas yra, o 3 aukšto žiedas, tai čia nereikia. Čia drėgmė neina į blokelį iš čia, nes čia ne pamatas. Čia dedam dėl to, kad medį apsaugot, kad neįtų drėgmė, o čia nereikia to. Šitas dedasi, kai mūrijam ant pamato pirmą eilę, tada dedasi hidroizoliacija. Čia nebūtina dėti, nes mačiau, kad buvo klausimų tokių. Tai va, draugai, toks tas mūsų objektėlis. Vargstam, bet ką darysi? Naudojam tokią bulgarkę su tokiu disku. Čia pasilikom tarpą, kad po to blokelį sudėti. O po to dar blokeliai taip susidės, kai susidėsim stogą vėliau.